Šiandien ledamies į Kelmės pažinėjimą kelionį. Pradėsim nuo įspūdingoji Burbaičių piliakalnį ir aplinko vingiaunant pažintėnį taką. Aplankysim gamtos apsupties ant Kelmės dvarą teritoriją ir vienintelį pasaulyje Lazdų Krėvulių muziejų. O toliau keliaujam ant didžiausią Kelmės rajoną Kubilių piliakalnį. Aplankysim Pagryžuvį dvarą ir pasivakščiojant keliausiam į gamtiškūsius tytuvėnus. Tyrinėjimą pradėsim nuo lankytojų centro ekspozicijas, aplankysim Senojį Pošį, įspūdingojį mišką muziejų ir pasivakščiosim Giliaus ežerą pažintinių takų. Užlipsim apsižvalgyti ant aukštumo įrengtą tytuvėnų apžvalgos bokštą, pasigrožėsim vaizdas ir keliausim link Bridvaišį ežerą, aplankyti piliakalnį ir pasivakščioti pažintinių takų. Jei norit pasimėgauti vandens pramogom, pavalgyti restorane, užsokite Sedulas poilsiavietę. O jei norit ramaus poilsį ant ežero krontą, kvietam apsistoti Giliaus poilsiavietės namelius. Detalaus maršruto nuoroda komentarus.